Tai sveiki gyvi, visi, kas mūsų klausosi gyvai ir žiūri gyvai, ir sveiki tie, kurie žiūri arba klausot įrašo. Tai šiandien mes vėl susitinkam Lietuvos pardavimo asociacijos podcast'e. Arba čia dabar reikėtų sakyti tinklalaidėje, ne? Nes aš praleidžiu kartais tos žodžius, kokius reikėtų pasakyti. Aš esu Darius Pieteris, aš esu Invenderybų instituto treneris įkūrėjas ir taip pat esu Lietuvos pardavimo asociacijos valdybos narys. Ir šiandien mūsų tema yra ilgas pavadinimas, tie, kas prisijungėt pagal nuorodą, tikiu, kad skaitėt. Tai noriu daugiau negu galiu, kaip pardavėjai peržengti ribojančius įsitikinimus ir suprasti augimo galimybės. Tokia, sakyčiau, iš mano perspektyvos tokia labai psichologinė tema ir labai sena tema. Mes tą temą labai seniai kalbam ir galvojam daug. Ir šiandien mūsų svečias yra Rimvydas Jurkuvėnas, kurį aš prieš mums čia prisijungiant išeinant į eterį, aš paprašiau, sakau, Rimvydai, aš prašysiu tavęs prisistatyti taip, kaip tu nori. Tai Rimvydai, tavo scena, ką tu nori, kad mes apie tave žinotumėm prieš pradedant mūsų pokalbį. Taip, sveiki visi, smagu čia būti, įdomu, kas laukia man pačiam, knieti sužinoti. Ir save pristatyti norėčiau taip, šios temos kontekste, šios iniciatyvos kontekste, kad esu treneris, konsultantas, 16 metų jau ugdantis pardavimo, emocinio intelekto ir asmenybinių žmonių stilių kompetencijas ir su jomis susijusias elgsenas. O iš gyvenimo šiaip esu tėtis, vyras, sūnus, brolis, ir sąmoningai ir sąžiningai gyvenantis žmogus. Va taip. Tiek. Skamba patraukliai, bent jau man. Tai dabar visi, kas klausot ir žiūrit šitą, kas klausot gyvai, tai užduokit klausimus. Mes kiek įmanoma matom tos klausimus, matysim ir atsakysim, kiek tik tai mes pajėgsim, kiek tik tai įmanoma. Tai Rimvydai, pradedant nuo temos. Dėl ko šita tema, dėl ko tau jinai yra vertinga, ką tu iš jos gauni, gavai, dėl ko mes kalbam apie tai šiandien? Šiaip, galvojant apie įsitikinimus, tai iš ties neatsiejama mūsų kasdienybės dalis. Ir taip, galvojant retrospektyviai į praeitį, tai jie mus lydėjo nuo pirmų gyvenimo dienų, kada jau buvom sąmoningesni, kada aplinka mums įteigė tam tikrus dalykus, kada patys formavom tam tikras mintis, orientuodamėsi į aplinką, į tam tikrą informaciją, kurią mes gaudavom. Pats buvau ir įėjau į verslo aplinką 2004 metais ir pats pradėjau nuo pardavimų amato ir atitinkamai irgi įvairiausi įsitikinimai buvo mano galvoje. Tai kalbant apie tai, man yra labai artima, mat tai lydi tiek mane, tiek kitus visą gyvenimą, ko rezultate verta apie tai kalbėti. Mat įsitikinimai jie gali būti sąmoningi, gali būti nesąmoningi, ko rezultate labai svarbu imti ir narplioti, kas po to slepiasi, ir kurti savo rytojų tokį, kokį norim jį formuoti iš savo pusės, suvokdami, kas glūdi mumise ir ką mes galim savo pastangų dėka pakeisti. Tai O Rimvydai, žiūrėk, mes čia ir pavadinime, ir kai su tavim kalbėjom, yra toks pasakymas, ribojantis įsitikinimai. Tai. Kažkokie tai. Ką tu turi galvoj, kai tu sakai ribojantis? Duok pavyzdžių. Ribojantis kaip? Ką konkrečiai riboja ir koks tas įsitikinimas, kuris riboja? Taip, ribojantis tai riboja veiksmą, riboja veikti. Šiaip aš, ką esu pastebėjęs, kad kada mes kalbam apie ribojančius įsitikinimus, dažnu atveju jie būna per neigiamą prizmę išreiškiami
na, kaip pavyzdys, man nepavyks, aš to nepadarysiu, nes nesu tiek kompetentingas, kad bendraučiau su tokio lygio vadovu, arba nesu tiek charizmatiškas, kad gebėčiau atlikti tą darbą, kaip kad tą daro kiti mano kolegos. Va, ir išties ribojantys įsitikinimai, jie sužadina mūsų baimės emociją. O rezultate, jeigu mes nesam sąmoningi, pasireiškia instinktai, instinktyvios reakcijos bėgti, kovoti arba sustingti. Ir ką aš pastebiu, kad išties, kada aš bijau, kada pardavėjas bijo, jis tiesiog bėga nuo tų aplinkybių ir nesima tų veiksmų, daryti tam tikrų veiksmų. Aš kaip tik vakar dirbau su vienu pardavėju, kurio užduotis buvo įgusti skambinti klientam ir sprendimų priėmėjam. Ir kaip tik su tokiu ribojančiu įsitikinimu susidūriau, kur mato, klientas yra didelės kompanijos, kurioje dirba keli šimtai žmonių, ir jis susikūrė ribojantį įsitikinimą, kad vadovas, kuriam aš ketinu dabar skambinti, tikrai su manimi nebendraus ir tikrai nebus sprendimų priėmėjas. Ir kai yra toks įsitikinimas, tada baimė jame yra labai didžiulė, nes tiki, kad bus atmetimo reakcija, kad bus nemalonus pokalbis, bet aiškiai sąmoningai suvokus, ką aš turiu padaryti, kaip aš turiu bendrauti, kaip aš turiu atskleisti savo ketinimus, kiek aš sąžiningas esu santykyje su tuo žmogumi, su kuriuo vesiu dialogą, tai supratus, imantis tų veiksmų, rezultatas, pamatėm, yra visai kitoks. Ir tai buvo sprendimų priėmėjas, ir sklandžiai bendravo, ir sutarė susitikimą dėl rūpimo klausimų. Vat, ir tas, aš tikiu, kad jeigu nebūčiau šalia, tas ribojantis įsitikinimas jam neleistų paimti telefoną į rankas ir surinkti numerį. Ir paskambinti tam klientui, ne? Taip, apie kurį jis turi kažkokį įsitikinimą. Taip. Tai vat, ribojantis jis trukdo veikti. Ir jų įvairiausių yra, kaip ir sakiau, tos pavyzdžius, galima pridėti ten dideli sandoriai, dideli klientai yra ne man, kaip pavyzdys. Tai jų yra įvairiausių. Arba iš vis ten top 5, top 10 įmonės yra ten vadovai pasikėlę ir jie tikrai nenorės jokio kontakto turėti su manimi. Tai tokie pavyzdžiai galėtų būti, kurie išties riboja mus. O jeigu taip dar paprastesni, ir dažnai galim girdėti iš pardavėjų, kur ten pirmadienis, penktadienis netinkamas laikas bendrauti su klientu. Vat, nes jisai jau penktadienį jau galvoja apie savaitgalį, pirmadienį jam sunku po savaitgalio. Va, ir tada, tikrai tom dienom nekontaktuosiu, lieka antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, kada galėsiu imtis veiksmų. Dar pilnatis būna. Taip, Sakė, per pilnatį. Visokių dalykų gali būti. Bet žinai ką, aš pastebėjau, kad tu sakai, vat, įsitikinimai ribojantis, bet kai aš šneku su žmonėm, tai jie nevadina to įsitikinimais, jie vadina tą realybę. Jie sako, taip iš tikrųjų yra. Taip. Ir vat, kaip atskirti tą įsitikinimą nuo realybės? Man tai, žinai, labai norisi, vienas dalykas, pirmas žingsnis, ko labai norisi, tai stoti akistaton su įsitikinimais. Aha. Tai reiškia, kad labai aiškiai vienas dalykas įsivardinti, kitas dalykas užrašyti, kokį aš įsitikinimą turiu savy, kuriuo aš vadovaujuosi. Kaip ir sakiau, jis gali būti sąmoningas, kur aš sąmoningai pats jį suformulavęs, gali būti nesąmoningai, kur įteiktas man. Bet šitos tai turbūt labai sunku atpažinti, kuris sąmoningas, kuris įteiktas. Dar kai sąmoningas, žinai, aš galiu mintį savo pasakyti, kad aš dabar galiu su tuo klientu dirbti, arba ten jis manęs klausysis, aš sąmoningai tą darau. Bet kartais baimės ateina iš tų nesąmoningų, kuriuo aš net nežinau, kad aš turiu tą įsitikinimą.
Aš manau, kad čia yra mano realybė. Aš taip, manau, kaip realybė yra kokia, pirmadienis visą laiką yra sunki diena mano klientams. taip, Nu, pavyzdžiui, apie tą šnekant. taip. Ir kaip tą Tai va dėl to ir kalbu pažinti apie va tai, tą. kad imti ir užrašyti, pamatyti juodu ant Tiesiog balto. pasiimti popieriaus lapą ir Taip, užsirašyti taip, taip. tą Ir labai aiškiai įsitikinimą. pamatyti juodu ant balto, koks tas įsitikinimas yra many, kad aš galėčiau žodžiais imti ir jį išreikšti labai aiškiais žodžiais, kas suformuluotų vienokį ar kitokį sakinį. Ir tada jau, kai vienas dalykas, tie įsitikinimai tokie lakstantis galvoje ir mus ribojantis, suaktyvinantis baimės emociją ir mūsų stabdantis. Ir to rezultate mes tiek nesuklūstam ties jais, bet jeigu mes sustojam ir užrašom, mes galim visai kitaip pamatyti visą tai. Ir žinai, man ko labai norisi, man norisi kvestionuoti. Tai reiškia labai aiškiai kelti klausimą, ar tikrai tai, kuo aš įsitikinęs, ar tikrai tai yra tiesa. Ar tikrai tai, kas mane lydi daug metų su tuo įsitikinimu, ar tikrai tai yra tuo, ko aš noriu tikėti. Mhm. Va. Ir Galėtum duoti pavyzdžių iš savo patirties, nu, kur tu įėjai ten daug metų su kažkokiu įsitikinimu ir paskui ten suabejoji arba kvestionavai tą įsitikinimą. taip. Man dabar, Iš savo. dar vat atsakant į tavo klausimą, man prieš tai mintise įsitikinimas iš klientų pusės iškilo. Tai vat noriu jo pasidalinti. Kai klientai turi požiūrį arba įsitikinimą, kad visi pardavėjai blogi arba visi pardavėjai bruks, Apgaudinėja, meluoja. taip, manipuliatyvūs, apgaudinėja. Aišku, tuos įsitikinimus ir tam tikros statistikos gali sukurti. Aš čia kaip tik irgi prieš kelis mėnesius užmačiau, vienas žmogus dalinosi tokios amerikiečių kompanijos, technologijų kompanijos HubSpot apklausą, kuri buvo padaryta 2016 metais, buvo padaryta, pakartota 2022, kur teigia, kad 97% klientų nepasitikė pardavėjais. Mhm. Nu ir žinai, va, tokią statistiką pamato, ją apdoroja, į pasąmonę įrašo, nu ir formuoja tą tokį įsitikinimą. Ir tada tas požiūris, jisai iš kliento pusės gali būti toks iš pradžių ir neigiamas, kol neįrodai kitaip arba neparodai kitų savo ketinimų, negu tas žmogus tikisi. Va. O kalbant apie mane, mano gyvenimo kelią, tai, o Dieve, ten įsitikinimų kiek tik nori. Aš, kai pradėjau savo karjerą 2004 metais, tuometiniai Omnitel kompanijai, telekomunikacijų įmonėje, tai neturėjau visiškai pasitikėjimo savim, neturėjau žinių, negalėjau įvardinti, kaip vienus ar kitus dalykus daryti. Tai mano įsitikinimai buvo ir kad aš niekam tikęs ir jeigu tai pastebės aplinka, tai greitai manęs atsikratys. Va, aš negabus ir netinku tai aplinkai. Aš toks apsišaukėlis pardavėjas, kur noriu būti toj srity, bet net nežinau, nuo ko pradėti. Va, ir daug visokiausių. Kalbant apie tai prieš darant skambučius, baimės, kad klientai tikrai nekalbės arba identifikuos, kad visiškai kitam ragelio gale yra grybas, kuris nesugeba suregzti sakinio, arba nekompetentingas atstovaujantis tokią kompaniją. Iki to, kad kai pradėjau dirbti su B2B kanalu, su vadovais, įmonių vadovais 2006 metais, kad visiškai nesu apsiskaitęs ir tas man kiškoja pardavinėti ir kad dideli klientai tikrai ne man, ko jau dalinausi, kad jiem reikia daug profesionalesnio žmogaus ir taip toliau ir panašiai. Tai va, bet
Bet tie įsitikinimai griuvo palaipsniui, griuvo Mhm. išties per dalinimosi praktikas, kada buvo samdomos ir mokymų kompanijos, kurios dalinosi, kaip vienus ar kitus dalykus suprasti, kaip įgyvendinti, kaip tuos įsitikinimus imti iškelti į paviršių ir kvestionuoti tuo, kas sukasi mūsų galvoje. Ir kad tos neigiamos mintis, jos labai susijusios ir su kitais emociniais dalykais, kas apriboja mūsų veikimą. Tai tas mokymasis, edukacija, augimas leido aiškiai atrasti žodžius, kas po tuo slepiasi ir tada dirbti su tuo ir pakeisti savo mąstyseną, imti ir suabejoti tuo, kas yra suformuota manyje. Ir aš suprantu, kad ir mano aplinka, ir mano gyvenimo būdas iki to momento, iki prieimo prie šito klausimo buvo vienoks ir suformavo mane vienokią asmenybę, o kada pradėjau ir buvau kitoj aplinkoj, tada viskas keitėsi. Ir prašau, pasikeitė iki to, kad tokių ribojančių įsitikinimų, sakyčiau, dabar nejaučiu iš savo pusės. Bet jeigu tik tai kažkuo suabejočiau, aš labai aiškiai imčiau ir stočiau akistaton su įsitikinimu ir tada ieškočiau būdų, kaip kitaip, kaip augimo mąstyseną imti ir suformuluoti. Per augimo mąstyseną. Žiūrėk, aš trupučiuką noriu pasitikslinti, užsikabinti už vieno žodžio, kurį tu sakei, suabejočiau. Tai tu suabejotum, pavyzdžiui, šioje vietoj kuom? Savo galimybėm, ar sėkme, ar kuom? Na, pavyzdžiui, įsitikinimai. Žinai, kodėl aš klausiu? Dėl to, kad aš pabandau įsivaizduoti, tu manęs klausi, prašai, Dariau, tu užrašyk dabar savo įsitikinimus. Žinai, sėdžiu prie tokio tuščio lapo ir galvoju, tai kokie tie mano įsitikinimai? Neužčiuopiu. Ne? Ir va čia tu paminėjai žodį tą abejonę, galbūt čia ta abejonė galėtų būti geras požymis. Tai reiškia, jeigu aš pradedu abejoti kažkuom tai aš tada matyt, kad galėčiau jau pradėti rašyti įsitikinimus, aš abejoju, kad man pavyks, nes. Ir ten, pavyzdžiui, pirmadienis. Arba tas klientas yra per didelis, arba tas klientas per protingas, arba per kvailas, irgi gali būti. Taip. Vienas dalykas abejoti, kitas dalykas gali būti įsitikinimas atsirasti mūsų galvoje per mums suteiktas galimybės, kurių mes bijom. Na, kaip pavyzdys, paskambink dabar ten top 10 klientų ir suderink su juo susitikimą. Susitik su klientu, kuris yra tokio asmenybinio stiliaus, su kurio niekas negali rasti bendros kalbos, o tu imk ir suderink susitikimą ir pabandyk su juo įgyvendinti ten dėrybas. Arba tau yra galimybė užlipti ant scenos ir pasisakyti tam tikrą temą. Ir kas tada atsitinka, kai atsiranda galimybės, prie kurių mes nesam pratę ir atitinkamai sužadina baimės, tada pradeda tie įsitikinimai lysti. Ne man, ne aš tikrai nesusikalbėsiu, aš tikrai ant scenos nelipsiu, nes publika iš karto ten nužiūrės ir visas susimausiu ir taip toliau. Ir tokius įsitikinimus ėmus ir užfiksavus, pagavus savo galvoje, imti ir užrašyti. Ir pasižiūrėti, kvestionuoti, ar tikrai. Ir vienas dalykas, perteikti per augimo mąstyseną. Trupučiuką pasakyk daugiau apie augimo mąstyseną, kad... Aš turiu galvoje, kad, pavyzdžiui, aš susimausiu. Ar ne, toks įsitikinimas. Tai per augimo mąstyseną, kaip aš galiu kitaip įsireikšti, augant tokioj galimybėj. Na, kaip pavyzdys, jeigu sakau, aš susimausiu,
aš įgysiu praktikos, aš Mhm. įgysiu patirties, kad ir susimausiu, aš žinosiu, kaip daryti kitaip. Va, Nu, kad tai aš čia jau išmoksiu kažko tai iš to. taip, aš pasimokysiu iš to. Mhm. Vat, pavyzdžiui, ten aš negaliu, lygiai tas pats, tai vat aš pasimokysiu iš to. Va, ir Rimvydai, žiūrėk, mes turim tokį techninį klausimą. Jaučiu, kad turiu atsakymą į jį, aš žinau, bet dėl to sakau, vis tiek turiu užduoti. tai. Tai skaitmeninis mūsų klausia, Rimvydai, ar jūs vis dar darote šaltus skambučius? Tikiu, kad to mokote kitus, bet ar pats nuo karto bandote? Nuolat. Man kas labai patinka, aš nuo pardavimų visai nenuėjęs, aš labai to mėgaujuosi, man tas procesas labai svarbus, man jis patinka ir aš jį noriu šlifuoti ir aš noriu būti to dalimi. Ir tarkim, netgi būna su klientais, dirbu su klientais, klientai sako, ar galėtum paskambinti? Galėčiau. Ir tą padarau. Ir man tai yra malonumas, nes aš žinau veiksmus, kaip tą daryti. Ir aš, kadangi pats dirbu su verslo įmonėm, aš irgi karts nuo karto skambinu potencialiem klientam, lygiai tos pačius veiksmus įgyvendinu ir bandau užmesginėjų santyki ir ieškom tarpusavio potencialo, kuris išsivystytų į mokymų programas. Tai va, Tu esi antras iš mano pažįstamų žmonių, kuris mėgsta daryti šaltus skambučius. Absoliuti dauguma nemėgsta. Taip, bet vienas dalykas, šaltais skambučiais aš to nevadinu. Kai aš žinau, kaip tą daryti, ir aš žinau, kad mano veiksmai yra visiškai sąžiningi kitos pusės atžvilgiu, tai jie nėra šalti, jie yra šilti. Aš žinau, kaip aš elgsiuosi, aš žinau, kaip atskleisiu savo ketinimus, aš būsiu visiškai atviras, nieko neslėpsiu, visiškai kita pusė sužinos, ko aš siekiu, kokia iš to nauda gali būti jai ir tiesiog ieškom sąlyčio taškų. Ir aš Tu labai nebijau. duodi gerą pavyzdį. Tai dabar tu kalbi, žinai apie ką, aš suprantu, pataisyk mane. Tu kalbi apie nepribojantį įsitikinimą, bet kokia ten priešybė apribojimui? Neribojantį įsitikinimą. Nežinau, ar tu turi pavadinimą savo neribojančiam įsitikinimui? Teigiamas įsitikinimas. Teigiamas įsitikinimas. Tai reiškia, kad iš ribojančio įsitikinimo, kuris tave stabdytų nuo šalto skambučio, aš pasakysiu, ribojantis įsitikinimas, kaip, kas man būtų ribojantis šitoje vietoje. Kad manęs nesiklausys tas klientas, kad jis man užduos kažkokius tai klausimus, kuriuos aš nežinosiu, ką atsakyti, o jis man gali pasakyti, kad jis nenori su manim šnekėti, aš nežinosiu, ką jam sakyti. Tai čia būtų ribojantis įsitikinimai. Ir tu dabar duodi pavyzdį, kas yra neribojantis įsitikinimas arba tas atvirumo įsitikinimas. Kad tu vis tiek susitvarkysi su to, žinai, ką daryti. Labai geras pavyzdys. Taip. Bet žinai, kas man labai pagelbėjo, tai suvokimas, kad mano veiksmai yra sąžiningi kliento atžvilgiu. Aš nenaudosiu jokių manipuliatyvių technikų. Aš nesu suinteresuotas apgauti. Aš nesu suinteresuotas parodyti kažką kitaip negu yra. Aš suinteresuotas būti atviras, nuoširdus. Ir labai aiškiai atskleisti, ko aš noriu santykyje su tuo klientu. Ir jeigu mes matom bendrą interesą, bendrą kryptį, kalbėkimės. Ir tada jau toliau giliau mes eikime bendraukim. Bet kur yra bėda, jeigu, tarkim, yra pardavimo žmogus, kuris dirba kompanijoje, kurios interesas yra įbrukti, apgauti, pamanipuliuoti, va tada pardavėjui yra labai sunku. Aš nedirbu su tokiais pardavėjais, turiu galvoje, kad jeigu yra kompanijos, kurios sako, mums reikia technikų, kurios leistų šiek tiek pamanipuliuoti ties klientu, ne. Aš nesu tame ir to nemokau. Bet žinau, kad yra tokių kompanijų, kurios tai daro. Ir aš pats esu irgi savo įmonės vadovas, man reguliariai paskambina kaip įmonės vadovui iš įvairiausių kompanijų ir aš
labai aiškiai jaučiu, koks yra interesas mane apgauti. Mhm. Ir pamanipuliuoti manimi, kad būtų sužadintos tam tikros baimės emocijos ir tos baimės emocijos skatintų priimti greičiau sprendimą, kuris man nebūtų palankus, bet palankus kitai pusiai gauti tos pinigus, kuo greičiau. Va. Mhm. Tai, Okay. O tai dabar užbaig aš sakinį. užbaigiant, mes čia taip toliau nuėjom, bet atsakant į klausimą, taip apibendrinant, tai su malonumu darau ir noriu visą gyvenimą tai daryti. Vat, žodžiu, nors keistai būna, pasirodo, kad pats konsultantas skambina klientui ir su juo bendrauja kažkas, pardavimo žmogus, kuris mane pardavinėja, bet aš esu tas amatininkas, pardavėjas, kuris nori būti visada tame procese ir aš esu kūrėjas. Tai reiškia, kad noriu reaguoti į tą laikmetį, koks jisai yra ir prisitaikyti prie jo. Nes, pavyzdžiui, koks aš buvau pardavėjas iki 2008 metų, yra viena, kur buvau irgi tų pačių manipulacijų mokomas ir tas manipulacijas taikiau net nesuvokdamas, kad tai yra manipuliatyvios elgsenos iš mano pusės. Po 2008 metų viskas persivertė aukštyn kojom. Tai reiškia, kad brukimas, greitumas šitoj vietoj buvo pažabotas ir reikėjo visai kitaip prieiti prie kliento. Reikėjo daugiau įsigilinti, suprasti, lėčiau tą daryti. Ir manipuliatyvios technikos, jos jau daugumos buvo perprantamos ir jos tiesiog turėjo būti eliminuojamos. Nes kuriant ilgalaikį santykį, norint, kad klientas džiaugtųsi rezultatu, kad klientas grįžtų, kad klientas rekomenduotų, tu turi būti sąžiningas, kaip ir asmeniniuose santykiuose. Lygiai taip pat gali asmeniniam santykiui slėpti nuo antros pusės, kažko nepasakyti, kažkur kažką padaryti, tikėt, noriu, tuoj pasakysiu, vis tiek išgimdysiu tą žodį. Tikėdamas, kad nepastebės. Ir sunku gyventi tada tokiuose santykiuose. Jeigu pastebi, tai tada atsiranda nepasitikėjimo jausmas, kuris lydi ilgą laiką. Ir kuriant ilgalaikius santykius, žvelgiant į ilgalaikę ateitį, kaip ir asmeniniuose santykiuose norisi, kad viskas būtų skaidru ir atvira, taip ir santykė su klientu. Norisi, kad būtų sąžininga, ko rezultate klientas galėtų pasitikėti ir nebijoti, kad tas pasitikėjimas bus sulaužytas kažkokia manipulacija. Ir žiūrėk, ar aš teisingai suprantu, kad žmonės, kurie naudoja tas manipulacijas, kokios jos bebūtų, kad tai irgi lemia jų ribojantis įsitikinimai kažkokie? Taip. Čia turbūt kitokios rūšies. Mes kalbėjome apie tuos, kur, žinai, aš nesugebėsiu, man nepavyks, ten klientas elgsis su manim kažkaip tai. Tai čia yra viena rūšis, kas kaip ir aišku. Bet dabar mes girdim, kad dažnai pardavėjai stringa dėl to, kad jie bando manipuliuoti, ta manipuliacija nepavyksta ir jie neparduoda. Taip. Ir tas manipuliatyvus pardavimas, jis irgi pastatytas tikriausiai ant tų ribojančių įsitikinimų. Tikrai taip ir labai geras pastebėjimas. Vat iš karto man pavyzdys mažmeniniai prekyboje, arba nebūtinai B2B gali būti, kas irgi mano buvo pastebėta, kad įsitikinimas, ribojantis įsitikinimas yra, jeigu pateiksiu klientui 3 variantus, jisai nepirks. Jam bus sudėtinga, jisai norės pamastyti ir aš greitai neparduosiu. Todėl aš jam apriboju iki 2. Nors 3 variantas, jeigu taip iš sąžiningumo prizmės žvelgiant, klientui būtų irgi geras. Pagal jo lūkesčius, pagal jo situaciją, pagal jo sunkumus, kuriuos norima spręsti. Bet pardavėjas ribojančių įsitikinimų vedinas, jisai paima ir susiaurina iki 2. Ir tokiu būdu tampa nesąžiningas prieš klientą, tampa manipuliatyvus, nes aš sąmoningai, nes tada ir komunikacija eina lygiai greičiai. Ta, kad aš jums paruošiau 2 svarbiausius atsižvelgęs į jūsų aplinkybės,
nors yra trečias variantas. Mhm. Va, ir tokiu principu, va, ir ta pati manipuliacija, tas pats ribojantis įsitikinimas pakiša koją pardavėjui santykyje su klientu, nes klientas gali tą dalyką susidurs su kitu pardavėju kitoj aplinkoj, kitas pardavėjas bus sąžiningas, nemanipuliuos, neturės tokio ribojančio įsitikinimo, jisai pateiks 3 variantus. Ir tada klientas sakys, ta prasme, kodėl prieš tai tas teigia, kad yra 2. Ir atsiranda nepasitikėjimas, atsiranda nepasitikėjimas tuo pačiu pardavėju, atsiranda nepasitikėjimas kompanija, kurią jisai atstovauja. Ir tą šleifą deda būtent ant tos kompanijos irgi pečių. Mhm. Va, tai čia labai tavo geras pastebėjimas su tuo ribojančiu įsitikinimu, vat, iš pardavėjo pusės per šitą prizmę. Mhm. Dar toks yra vienas iš tų ribojančių įsitikinimų, kad tu negali sakyti klientui tiesos. Taip. Kad reiškia, aš negaliu sakyti, aš turiu meluoti. Nes jeigu aš pasakysiu tiesą, tai nieko man neišeis iš to. Taip, čia su sutartimis tai būna. Jeigu aš pasakysiu, kad yra tam tikras sutarties punktas, tai klientas nenorės pasirašyti sutarties. Jo, ir tada, reiškia, kur būna, žinai, smulkiu šriftu, kur niekas neskaitytų. Taip. Yra sutarty įrašomi dalykai. Arba, žinai, dar esu irgi susidūręs, kad irgi ribojantis įsitikinimas, kad jeigu pasakysiu, kad yra franšizė, perkant ten su draudimu, tai klientui tai tiesiog sustabdys jo norą įsigyti prekę. Mhm. Tai va, ir tada pralošia visos pusės, nes anksčiau ar vėliau tas dalykas išlenda. Ir tai, žinai, neigiamas šleifas, jisai daug metų gali eiti paskui. Ir aš tada suprantu, kad gali būti daug tokių įsitikinimų ribojančių, kurie yra susijęs su produktu. Ne tik su manim asmeniškai, ne ten klientu, bet su mano produktu, kurį aš parduodu. Tai. Kad jis ten nepakankamai geras, kad jis ten klientui netinka. Čia galvoju, yra ribojantis įsitikinimas ir jeigu jis netinka, bet aš vis tiek pardavinėju, tai čia kažkur yra įsijungęs ribojantis įsitikinimas į veiksmą. Jeigu aš manau, kad jis netinka klientui, bet aš nepardavinėju tada dėl to, kad jis klientui netinka, matyt, kad čia turbūt nėra ribojančių įsitikinimų. Čia yra supratimas kitos pusės, jeigu jisai teigia, kad klientui netinka, bet man reikia pardavinėti, tai čia yra pardavėjas supranta, bet gali būti jisai įmonės tikslų spąstuose, kur nesvarbu, kad čia pensijinio amžiaus močiutė, bet tu jai vis tiek turi parduoti išmanųjį telefoną. Mhm. Kaip pavyzdys, aš čia nieko prieš telekomunikacijas neturiu bendro, bet toks pavyzdys iš karto man. Apie močiutės irgi, žinai, nebūtinai, čia gali būti ribojantis įsitikinimas. Mano mama yra 80, kad to nesumeluoti 3 metai. Ten, kaip tenai, Facebooko žvėris siaučia mobiliu telefonu, su išmaniu telefonu rankose. Aš, žinai, dar irgi, sakydamas šį pavyzdį, norėjau dar lygiai greičiai pridėti, kad tikrai būtų hiperbolizuota ir norint išreikšti mano mintį, kad tikrai tas produktas netinka. Tai reiškia pensinio amžiaus, kurį labai blogai mato. Aš tą, žinai, pridėsiu. Taip. Čia gali būti tas pensinis amžius, gali būti visiškai kaip ribojantis. Vėlgi, aš tą pensinį amžių miniu, bet galvoju apie ten 90 metų močiutę, pavyzdžiui. Tai pensinis amžius, tai čia iš vis mūsų laikė, tai čia nieko nereiškia. Aš visiškai neturiu, aš turiu teigiamą įsitikinimą, kad žmogus 65, 70 ir daugiau metų gali būti ir yra labai gyvybingas, labai aktyvus, labai protingas ir turim labai pavyzdžių, kur 93 metų žmogus yra tokio šviesaus proto, kur 20-metis gali pavydėti tokios išmonės. Tai mūsų ir Lietuvos padangėse tokių žmonių yra ir pasaulyje yra. Tai aš ne apie tai, aš žinai daugiau, kur faktas juodu ant balto, kad tikrai netinka,
Va, o žmogus vis tiek bruka. Priverstas tą daryti, jo, jo. Taip, taip. Suprantu. Taip, taip. Rimvydai, Ugnė mus kviečia ir kaip tik aš norėjau tą irgi daryti, daugiau praplėsti, o tai ką su tuo daryti? Mes įvardinom tų įsitikinimų, tai kaip dabar iš to įsitikinimų ribojančių ratų išeiti? Nu, vienas dalykas, va, tu minėjai, nu, užsirašyti juos. Taip. Ne, kaip dar, vat, pardavėjui, kuris kasdien dirba su klientais, kokius metodus, įrankius mes galėtumėm pasiūlyti, kaip tvarkytis su jais. Man tai, žinai, aš vat irgi galvodamas, kad kalbėsiu apie įsitikinimus, man tai labai siejasi dar su žema savigarba ir savivertė. Žinai, jeigu aš sakau, aš negaliu, man nepavyks, tai ką man norėtųsi patarti, kad žmogus, jeigu jisai užfiksavo, užrašė įsitikinimą ribojantį, jisai kvestionuoja, kad ar tikrai aš teisingai galvoju, ar tikrai taip yra, ar tikrai aš negaliu, ar tikrai aš nesugebėsiu atlikti vienokio ar kitokio darbo. Jeigu jisai augimo mąstyseną pasitelkia, kaip aš galėčiau kitaip mąstyti, kitaip įsireikšti, aš negaliu, aš tokiu atveju įgysiu patirties, aš kelsiu savo kvalifikaciją, augimo mąstyseną, kaip aš galėčiau kitaip įsireikšti per tą teigiamą prizmę. Ir kitas dalykas, būtent sustiprinti savigarbą. Savigarba stiprinama per savybių sąrašą. Tai reiškia pasirašyti savo teigiamas savybės. Ir užsirašyti 10, pavyzdžiui, teigiamų savybių. Aš atsimenu, kai šį pratimą dariau, jisai buvo mano atrastas, kad taip nepameluočiau, bet kažkur 2012 metais. Bet aš gavau užduotį, perskaitęs knygą, užsirašyti 100 savybių. 100 teigiamų savybių. Ir aš savo, taip. Ir aš atsisėdu rašyti ir nežinau, kokią pirmą rašyti. Ta prasme, toks, nuo ko pradėti, kas tas gerumas yra manyje, koks aš čia esu. Ir taip pradėjau gimdyti, vieną parašiau, kitą, ir taip pradėjo tas sąrašas lietis, dėliotis. Žinai, 2009 metais atsiminiau, nes kažkada tvarkiausi ir radau tą sąrašą tarp savo užrašų. Tai aš jį turiu, kažkur pasidėjęs, reikia surasti. Galėsiu Ugniai parodyti, jeigu ji tą darys. Tai Ugnė, susitikim Vilniaus gatvėse, kokią knygą aptarkim apie įsitikinimus ir vaikščiodami Vilniaus gatvėmis ir parodysiu tą sąrašą ir iš tavęs prašysiu, jeigu rašysim. Tai ir pavyko parašyti. Ir kada matai, kokios yra geros savybės, supranti, kad velnias, nesu toksai ir blogas. Nesu toks negebantis kažką daryti. Aš daug turiu teigiamų dalykų, kas gali man pasitarnauti. Ir tos savybės, žinai, yra, kad atviras, sąžiningas, malonus, teigiamas kitų atžvilgių, kur, žinai, nereikia ten kažkokios pompastikos. Tiesiog, paprastos savybės, kurios jaučiu, kad yra manyje. Ir tai padeda keisti požiūrį, keisti savo tuos pačius įsitikinimus, kur pradedi labiau kvestionuoti. Aš sakau, negaliu, ta prasme negali, bet tu atviras, sąžiningas, tu pažiūrėk, kokių gerų turi savybių, demonstruok jas, parodyk klientui. Ir kas lygiagrečiai dar vyksta, kad stiprinant savo savigarbą, labiau gerbiam save, atitinkamai gerbiam ir kitą. Čia kaip, žinai, kad mylėtum kitą, turi mylėti save. Pamilti save, tada lengviau mylėti kitą. Ir kada savigarba stiprėja, tada lygiagrečiai stiprėja ir savivertė, kur savo vertę pradedi labiau jausti ir nemenkinti savęs.
Mhm. Tai nereikia kažkokių pasiekimų, nereikia, kad numeris 1 ten Lietuvos mastu, nereikia ten medalių, kas savivertę kelia. Va, užtenka tai, kad yra tam tikros savybės, geros savybės, kurios tave parodo kaip asmenybę iš gerosios pusės, kur tu gali ir būti pavyzdys, kur tam tikri žmonės išsibalansavę arba papuolę ne į tą aplinką netgi to neturi. Vat, negali būti sąžiningi, pavyzdžiui. Mhm. Tiesiog. Ir, Mhm. ir Ir va vat, dabar statelinkim, čia irgi geras pavyzdys. Matyt, galėtų iš to išeiti pas mus. tai, Vat aš negaliu būti sąžiningas ir aš galvoju, kad aš negaliu būti sąžiningas, nes ir tada turėtų eiti mano paaiškinime tas ribojantis įsitikinimas. Nes tada mane apgaus. Nes niekas nėra sąžiningas. Nes pardavimas yra nesąžiningas. Nes kitas žmogus pasinaudos mano sąžiningumu. tai, nes Tai kitaip reiškia, kad neparduosiu. nes kitaip neparba, jo, nes kitaip neparduosiu. Tai reiškia, vat, čia matyt galėtų būti indikatorius, kada vat šitas momentas, kada mes jau galėtumėm užsirašyti tą, ką tu sakėjai. Ne? Tas Tai, reiškia, kad aš sakau, aš negaliu to, nes ir visa kita yra mano, toliau kas po to, nes yra mano ribojantis įsitikinimai. Ir va šitos reikėtų jau rašytis man. tai, 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 Ne? tai. Ir tada dar galėtumėm duoti vieną tokį, vat kaip atskirti įsitikinimus nuo realybės, galbūt tas padėtų. Tai reiškia, galėtumėm klausti savęs, ar čia yra mano įsitikinimas, ar čia yra faktas. Ar čia yra nuomonė, ar čia yra faktas. Ir jeigu tai yra nuomonė, aš sakau, žiūrėk, čia tik tai nuomonė, bet ne faktas. Nu ne faktas. Tai gal netiesa. Bet taip, tai čia yra kvestionavimas. Jo, čia kvestionavimas, apie kurį tu Taip, sakei. taip, per tą prizmę. Dar, jeigu, žinai, duoti vat, vaistus nuo šitos ligos, ką daryti kitaip,